Sausio 13-ąją įsisekime neužmirštuolės žiedą šalia savo širdies, kad niekada neužmirštume tos didžios laisvės aukos. Ta tamsiai ir šaltą naktį praradome 14 drąsių gyvybių, tačiau laimėjome savo laisvę. Niekada neužmiršiu tos dramatiškos nakties. Nors man tai buvo 11 metų, pamenu, kaip su mama ir broliu Panevėžyje praleidome naktį prilipę prie televizijos ekrano, kol nutrūko transliacija. Kai tuo tarpu mūsų tėvas jau buvo Vilniuje, prie Seimo, kartu su kitais gynėjais. Pamenu, kaip kitą rytą prabudome visiškoje nežinioje ir nežinojome, ar gyvename vis dar laisvoje, ar vėl okupuotoje valstybėje. Ta naktį turbūt galutinai subrendau ir nustojau būti vaikas. Ta naktį subrendo Lietuva kaip valstybė. Ir šiandien, sausio 13-osios pamoka, kaip niekad svarbi. Drąsūs Ukrainos žmonės mums dar kartą įrodė, kad jokia brutali jėga negali palaužti laisvę mylinčių žmonių dvasios. Šiandien ir vėl esame kviečiami į gynybą. Į gynybą laisvės, į gynybą demokratijos ir į gynybą mūsų vieningos Europos idėjos. Neleiskime tam baimės, melo ir šantažo pasauliui ir vėl paversti mūsų įkaitais.